Prie su griaustiniu. Labai smagu. Ir šiandien aš kalbinu svečiuose. Tuoj pasižiūriu, ar girdės. Aš kalbinu. Viskas girdisi, viskas matosi super. Puiku. Tai šiandien kalbinu svečiuose pasikvietusi Jūratę Bindokaitienę. Mes susipažinom taip trumpa tokia įžanga, kada buvom išvažiavusios vienam, beje, pas vieną iš partnerių, ar ne, MyVold Sadauskų sodyboje, ir ten vyko didžiulis renginys, kuriame pamačiau Jūratę su jos pristatymu. Nu ir taip užkabino, taip įdomu pasidarė ta visa istorija pačios, kad norisi tiesiog panagrinėti, sakykime, daugiau visą tai ir paieškoti tų dalykų, kada mes kažką projektuojam, kažką planuojam, svajojam, žodžiu, dėliojamės tos savo norus ir įsivaizduojam, kad jeigu aš nepasiekiu to savo noro, viskas jau gyvenimas žlunga. O pačios atveju irgi atrodo, kad lyg ir ėjo ne pakeliui su noru, bet gavosi dar geriau. Tai va, tai šiandien būtent apie tai. Labas, Jūratė. Labas, Žaneta, sveiki visi. Labai malonu šiandien čia būti, šiek tiek toks jauduliukas ima vidinis, bet natūralu, nes tikrai labai buvo man netikėta, kai pakvietei dalyvauti šitoj transliacijoje, padaryti tą mūsų bendrą laivą, bet tuo pačiu labai faina, kad gali su kažko pasidalinti tuo, kas galbūt kažkam surezonuos, ar ne, ir padės savo taškus ant į susidėlioti kažkur gyvenime. Va būtent, nes man pačiai aktualu šitos temos, todėl kad aš pati esu apie tas norų manifestacijas ir panašius dalykus. Ir va čia man grinai tokia istorija, kuri susijusi tiesiogiai su norais. Ir paskui, kai mes pabendravome, tu irgi sakai, nu tai va, gaunasi dar geriau. Tai va, ir pasižiūrėkim, kaip ta kelionė vyko, kas ten buvo, kaip ten prasidėjo, kokie tie pirminiai norai buvo. Ir labai įdomu, kurioje vietoje va, ateina tas toksai, sakykime, sprendimas galbūt atsitraukti šiek tiek nuo šito savo noro, tam, kad galėtų ateiti kažkas geriau. Iš tikrųjų, mudvi susipažinom, ar ne, galima sakyti, kad tą istoriją ir vertėtų pradėti ne nuo sauskelnių etapo, bet apskritai, mudvi susipažinom MyVoldo laiko net renginyje, ar ne? Ir iš tikrųjų tuo metu, kai išgirdai tą mano istoriją, nuo ko viskas prasidėjo, aš buvau dar tikrai, kiek čia, 14 metų atgal, tai dar save laikau tokiu žmogum, kuris dar ieško savęs, ar ne, kur nežinai dar kur save padėti. Bet viskas bendrai nuo ko prasidėjo, tai nuo eilinės studentės istorijos, kuri tiesiog studijavo. Nelabai galbūt tai, ką planavo ateityje veikti, nes studijavau tokia, dabar net man pasako, tu baigiai statybą, sako, kodėl tu nieko apie tai nesigautai. Tai iš tikrųjų studijavau tokią nemoterišką specialybę, bet visą laiką buvo kažkokia tokia vizija, kad kažkaip turi kitaip gyventi. Nu, tas modelis, kur nuo 8 iki 5, nuo 22 iki 65, ar kaip ten, ar ne, ir ten 28 dienos per metus atostogų, kažkaip vat jis ne man. Nu, tiesiog vat iš vidaus tas buvo ir tas galbūt atėjo jau net ne studijų laikais, o galbūt ant 16 metų, nes į mano rankas pakliuvo pirma ta knyga tokia apie saviugdą. Berods jinai vadinosi tada nieko nėra neįmanomo. Kažkaip lyg ir taip, jau sunku pasakyti, nes čia prieš pusę mano gyvenimo jau ir daugiau. Bet nuo tada atėjo tas toksai suvokimas, kad kažkaip turi būti kitaip. Bet aišku, įstojai studijuoti tradicinę specialybę. Nu, statybos inžinerija nelabai asocijuojasi su darbu iš namų, bet kaip ir bet kada, ar ne? Daugiau tai su tokiu labai griežtų ritmu, apskritai labai atsakingų darbų. Ir tos studijos praplaukė, gyvenimas atėjo pažinti žmonės ir visa kita. Bet aš baigiau studijas būtent tos didžiosios krizės metu, ar ne, kai buvo ta 2008-2009 metai ir statybos, ką tik baigęs universitetą žmogus, mergina ypač, ir statybų rinka buvo tokia ne kažką tuo metu ir prasidėjo tada savęs ieškojimai, kur čia save padėti. Na ir iš tikrųjų tas pats jau tinklinis marketingas kaip po toks mano gyvenime buvo nuo gal paauglystės, bet toks pažaidimų forma, bet jis man nebuvo svetimas, kaip tuo metu dar daugam buvo prieš tiek metų, ar ne, dabar tai jau mes šiandien kiekvieno kampo girdim. Už tai, kai viena labai mano tuo metu ir dabar, žinoma, gerbiama, pažįstama, tuo pačiu kito verslo, na, sakykim, ta
sponsorė ar kažkaip. Tiesiog netikėtai mane užklupo lakstančią universiteto koridoriais. Tuo metu įstojau jau po metų pertraukos į magistrantūrą, bet vėlgi visai ne į savo prispaustą tos visuomenės požiūrio, kad kaip tu čia dabar tik su bakalauru, privalai stoti į magistrantūrą, nu kitaip iš tavęs nieko. Tai įstojau aš ten per Panevalę, tikrai ne savo rokėse buvau ir jau užklupo rugsėjo mėnesį mane su skambučiu. Tiesiog, netikėtai, taip, tiesiog ateik. Kuris dabar iš mūsų šiais laikais neklausinėtų kur, neklausinėtų, ką man reiks daryti ir tiesiog tau paskambina ir pasako, ateik tada ir tada, sakau, apie ką, nes aš iš pradžių galvojau, kad tai bus kažkas susijęs su tuo, kas tuo metu mus siejų, tas būtent, ar ne, verslas. Ir tiesiog sakau, nežinau, bet žinau, kad manau, kad labai įdomu. Nu gerai, galvoju, pasakė žmogus, kurį aš gerbiu, kurį myliu, su kuriuo turiu kitus santykius, žinau, kad manęs tikrai neapgaus, ar ne, bent kažką, kad piktybiškai. Ir aš tada neklausinėjau, šiais laikais tokių žmonių tikriausiai nebeatrastum, kurie neklausė. Visi nori, atrodo, viską iš anksto sužinoti. Tačiau taip susiklostė visa situacija, kad, aš negalėjau laiku ateiti, bet buvau įsipareigojus, kad reikia ateiti. Tai nusinčiau tuometinį dar savo, sužadėtinį, jau tuo metu tas statusas buvo. Nusinčiau, kad, tu dalyvauk už mūsų abu, aš prisijungsiu vėliau. Aš spėju, kad jisai čia kažkur netoliesa, ne? Dar kol kas taip, ten šmėžuoja už kadrų. Aišku, tai labas. Ir labas tau sako. Balsas už kadro, labas. Tai iš tikrųjų čia, mūsų abiejų istorija, čia nežinau, ar kažkas būtų buvę, jeigu mes šitoj visoje 12-13 metų istorijoje būtų mūsų mintys išsiskyrę. Kaip kartais sakau, tos bendros mintys suvienyje labiau negu kad bet kokie kiti ten romantiški santykiai, bendri tikslai ar nesuvienyje. Ir taip gavosi, kad jisai nuėjo pirmas, aš atėjau pavėlavusi, žinoma, kai tu kažkur neišgirsti abėcėlės pradžios, nelabai supranti ir pabaigą. Ir aš tai, ką aš supratau, tuo metu man tiesą pasakius nerezonavo, man buvo pasipriešinimas iš vidaus kažkoks tam, nes aš atėjau jau nuo vidurio. Ir bet po visko mes tiesiog išėjom aptarti, išėjom pavakarieniauti ir tuo metu Valdas, mano būsimas tuo metu dar vyras, jisai kalba ir jisai tik pasako vieną frazę, mes čia būsim. Man taip, okei, gerai, tu nori, nes niekada nebuvo taip, kad kažkas kažkuriam prieštarautumė. Man, jeigu vienam yra tikslas ir noras kažkur būti, kažką daryti, tikrai antra pusė niekad neprieštaraudavo. Ir man tik tais iškilo, kadangi nuo pat mažumės aš buvau žmogus, kuris net ir dvasinius dalykus tengiasi apskaičiuoti, skaičių visiškai žmogus. Tai tiesiog nuo to momento man iškilo klausimas, sakau, brangusis, sakau, gerai, iš kur? Kaip tu ketini daryti, nes abu užaugę esam su tokiom vertybėm, kad, skolinimasis tai yra paskutiniai vietoj, jau nebent tu ten tikrai kažkas kažkaip, o šiaip daryk, ką nori, bet turi pats susisukti gyvenime. Ir jis ištarė to, o mes tuo metu buvom sužadėtiniai, pabrėžiu, bet aš tuo metu be jokio oficialaus darbo įstojus į magistrantūrą, vyras šiaip netai pradėjęs dirbti, bet irgi, tokia ta specialybė, kur krizės laikotarpyje sudėtingesnė ir tėvų turtingų irgi nėra, kurie kažkaip ten tas vestuves organizuotų čia ir taip toliau, ten kraitį neštų, viskas iš savų, kaip sugebėsi, taip susisuksi. Ir jis man ištarė frazę, sako, žinai, aš žinau, iš kur paimti pinigų. Aš taip, nes mes tuo metu kalbėjom apie, nežinau, gal ta suma kažką šokiruos, gal ne, bet kai primeskim, kad tai buvo 14 metų, gal 2010 metai, krizės laikotarpis, tu iš paskutiniųjų ruošiesi vestuvėm, bet iš kažkur kažkam reikia paimti 7,000 litų. Pasiskolinti neturi iš kur. Suma tokia, kur net ir žinodama 100%, ką darai, dar apskaičiuosi, ar ne, susidėliosi, ar tau tikrai to reikia, o mes tuo metu nežinojom, ką darom. Ir sako, žinau, iš kur paimti. Ir ištarė tokią frazę. Tai paimsim iš vestuvių biudžeto. Man, tuo metu 20 kelių čia tų metų, 2 metų jaunai damai, kuri kažkokiam ten vestuvėm ruošiasi. Vyras
pasako, kad jisai iš vestuvių biudžeto paims 7 000 litų kažkokiam neaiškiam bizniui, apie kurį tu nieko nežinai, kuris tau su pirmu kartu net nesurezonavo, ne, kažkaip taip. Tai įsivaizduok, kokį tai pasipriešinimą viduj sukelia. Nu, Bet čia ką reiškia moteriai, tokioj situacijoje aš labai puikiai suprantu, nu, tai atrodo katastrofa, nu, nemyli, reiškia. Nu taip, reiškia, jam kažkoks neaiškus biznis yra svarbiau negu mūsų išsvajotos vestuvės, ten svajonių suknelė, žiedai, nuotraukos ar kažkas, ar ne? Tai kur visos jaunosios nori pinigus padėti ir čia kažkur. Bet tai, nu, toks tų lietuviškų vyrų tipažas galbūt šiek tiek yra, ne? Pas juos ta romantika, tai antram plane yra daugiau viskas, kas apskaičiuota. Bet vat, kažkaip tuo metu atėjo tas toks, ko aš galbūt netgi norėčiau palinkėti va šitoje vietoje visiems. Niekada niekam nepulkit sakyti tikrai ne. Tam kartui galbūt jūs priešinatės. Galbūt va, tas protas ar nestabdo. O protas dažniausiai stabdo iš nežinojimo ir iš baimės paprasčiausiai. O baimė kokia yra? Baimė, kad nepasiseks, kad tu prarasi, kad gali būti dar blogiau, ar ne? Vienintelė tokia išgyvenimo ta baimė. Bet jeigu tu supranti, kad kas gali blogiausio nutikti bet kokioje situacijoje, jeigu tu tą blogiausią suvoki, kad vis tiek liksi gyvas, sveikas, kad viskas bus gerai ir ten tik kalba apie kažkokius niuansus, tai nereikia tai baimė savęs sustabdyti. Nereikia galbūt ir stačia galvą pulti, bet jokiais būdais to nereikia savo užsiblokuoti, ar ne? Vat, kad tikrai to nebus. Tai kaip tuo metu pasielgiau, aš tiesiog nepasakiau to ne, mane supurtė, mane šokiravo, bet galvoju, ne už kvailo žmogaus ketinu tekėti. Šiaip, nepriimtų tokio sprendimo, jeigu ten jam nebūtų surezonavę. O žinot, kas mano vyrui surezonavo, kalbant apie Maivoldą, kokią frazę surezonavo? Tuo metu, dar tik studijas pabaigusiam. Jis pasakė, žinai ką, jeigu aš galiu pirkdamas duoną ir alų susigrąžinti pinigų, šitas biznis man. Jis su tokia fraze jį užkabino ir galvoja, gerai, aš pasidomėsiu. Na ir domėjausi 2 mėnesius, ėjau, skaičiau, vėl ėjau ir mes nusprendėm tą padaryti. Drebančiom rankom, žinokit, nes tuo metu dar buvo taip, kad reikėjo eiti į banką, pasirašinės krajutės, dokumentus pildyti ir taip toliau. Ir drebančiom rankom mes lapkričio gale, tai sužinojau rugsėjo pradžioj, ir tai buvo lapkričio beveik galas. Beveik 2,5 mėnesio ėjimo į tą, tau reikia to ar nereikia, bet jokiais būdais neatmetimų, ar ne, bet tiesiog tokio dėliojimas ir primtas tas sprendimas. Ir tikrai nepameluosiu šitoje vietoje, tuo metu mus paliko padarytas pavedimas su 200 litų sąskaitoje. Besiruošiant vestuvėms. Taip, alga ten buvo už kelių dienų, bet tam kartui liko 200 litų sąskaitoje. Dabar, kaip pagalvoju, crazy. Jo, ir galvoju, kaip šitoj situacijai su to protu valdytis, ar ne, kai jau čia atrodo žingsnį žengiai, viskas jau ir sukyla visi tarakonai. Va, Jėzau, tik tiek beliko, kaip čia dabar gyventi, ar ne, o dar plus planai didžiuliai. Paleisti. Kažkokiu tai būdu paleisti, nes pinigai yra toks dalykas, kuris turi išeiti, kad ateitų. Ir pinigai apskritai yra tik pinigai. Kažkaip didžiosios dalies žmonių gyvenime tai yra siekiamybė, bet juk siekiamybė yra ne patys pinigai, ar ne? Siekiamybė tai, ką tu su jais gali padaryti, ką tu gali sukurti, kur tu gali savo gyvenimą nuvesti, o ne tai, kad tiesiog sąskaitoje būtų pinigai, ar ne? Ir kai tu pamatai tą viziją, tuo metu man 22, vyrui 26, ar ne? Tai tikrai atrodo dar visas vizijų kūrimas prieš savo, tą visą gyvenimą, ko tu iš jo nori. Ir kai pamatai tą viziją, kažkaip tada tie pinigai pasileidžia, bet aš galvoju, kad kai tu juos lengvesnė ranka paleidi, taip, tai buvo sunkus sprendimas, bet jis buvo padarytas. Ir kai jau padarai, mygtukas nuspaustas, viskas, kelio atgal nebėra. Tiesiog jo nebėra. Nesusikit, gražinkit atgal, viskas, pavedimas kažkur nuplaukė. Tada belieka paleisti ir kai paleidi, žiūrėti, kaip toliau tas tavo gyvenimas dėliosis. Jeigu jeigu tu turėjai atsidurti ten, kur atsidūrė, reiškia, tai priežastis tam yra, ar ne, kažkokia. Galbūt ta priežastis paaiškės po 10 metų, gal net ne po metų. Bet juk mūsų visas gyvenimas yra cikliškas. Kažkoks vienas po kito sekantis, ar ne, veiksmas yra prieš tai buvusių veiksmų pasekmė. Mes neatsibundam vieną dieną
iš oro ir staiga kažkas gyvenime neįvyksta prieš tai 10 metų pramiegojus, ar ne? Kiekvienas veiksmas veda į sekantį. Taip, todėl tikslinga dėti tą kryptim, kurie jau apsisprendė, kaip sakoma, o ne tai, kad blaškytis pirmyn atgal, gal ten kaip nors dar susigrąžinti. Būtent. Ir manau, kad kartais, kaip sakoma, yra tas posakis, ar ne, jeigu nepavyksta eiti, nepavyksta bėgti tą kryptim, tai eik, jeigu nepavyksta eiti, tai išliauš, jei neišliaušti, tai bent žiūrėk, ar ne, bet svarbiausia, nesiblaškyti. Nes štai vietoje tai visą laiką man ateina toks suvokimas, kad, kažkur buvo toks posakis, ar ne, jeigu įlipi į taksi, ir pasakai, mane ten vežk pas močiutę, po to kažkur taksistas pats pasimes, kur jam tave ten nuvežti. Ne? Tai aišku, kad ne viskas galbūt einasi taip, kaip tu norėtum, kad bet svarbiausia, kad vis tiek tavo visa vizija, tikslas, mintys vis tiek yra ta pačia kryptim. Nes kiek yra žmonių, kurie po metų, po 2 kažkur nenuveda jų, nepasiekia savo tikslo, jau ieško naujo kelio, ar ne? Jau vėl ieško naujo kelio. Ir ta pačia santuokoje ir ne visur, kur taip yra, kažkur ten pirmi porą nesutarimų gerai, kitur bus geriau, ar ne, galbūt ten darbe, santykiuose, visur sveikatui toj pačioje, ar ne, kai susisargdintai sugebam ten per daug metų, bet jeigu nepasveikom per 2 mėnesius, reiškia viskas, jau vėl kažko sekančio ieškom, ar ne, o kad visur to, tas laikas yra toks įdomus dalykas, kur kažką, ką tu galvoji prieš 10 metų, gal tik šiandien išsipildys, rezonuosit, ar ne. Tai ir pas mus, mūsų to istorijoje taip įvyko, kad nieko nesupratom, nei ką darom, nei kaip ten turi būti. Tik pats faktas buvo, kad pinigai paimti iš vestuvių biudžeto ir toliau tu pradedi kurti kažką, ko pats nesupranti, ką ten darai tuo metu. Kaip čia viskas turi būti, atėjo Marti visi čia kartu, ten neišartų dirvonų. Ir kaip dabar atsimenu, Liepos 30 vestuvės, kažkaip ten susikaupėm, susidarėm, aišku, čia tai būtų atskira istorija, kaip mes savo vestuvėm ruošiamės, kaip troleibusais važiuojom vyną, šampaną, miegojom, čia iš vis atskira istorija, bet iš to, kad buvo viskas, kažkaip tas biudžetas kitaip paskirstytas. Liepos 30 vestuvės, o Liepos 23, ten gal porą dienų atgal, nes tiesiog pagal tos skaičiavimus, bet savaitė, iki vestuvių. Sugrįžo visi tie pinigai, kurie buvo įdėti čia ir gal net nežinau, dabar bijau jau pameluoti, bet tikrai su keliaropų kaupu. Tai buvo toks kažkoks vidinis, aš net nežinau, tada tuo metu to neįvertinai, tai atrodė tiesiog gyveni čia ir dabar, ne čia diena, ten kažką padariau, šiandien sugrįžau, bet kai dabar apie tai pagalvoji, ar ne, tai tikrai toj laiko perspektyvoje suvokiu kaip, įdomų reiškinį kažkokį. Liudijimas, kad teisinga kryptis, ar ne? Jo, tas toks priminimas tuo metu buvo. Ir tos krypties kaip ir nepaleidė. Žiūrėk, dar toks klausimas kyla. Kaip manai, pavyzdžiui, dabar jūsų čia tas ėjimas, ar bėgimas, ar šliaužimas, ar tiesiog žiūrėjimas tą pačią kryptim, ar ne? Bet kuriuo atveju jūs dviese tą pačią kryptim žiūrėjot. Ar ne? Kaip manai, ar būtum taip pat ryžtingai ėjusi, jeigu nebūtų šalia, sakykime, tos paspirties vyro šiuo atveju? Atvirai pasakius, abejoju. Atvirai pasakius. Nes galbūt, kai tu esi vienas, tas kaip kumštis, jeigu būtų nuo pat pradžių buvę, kad tik tu vieną darai, ar ne? Sakykime, aš vieną darau, viskas ok, taigi moteris taip ir kuria savo verslus vienos, jom nereikia būtinai iš šono pagalbos. Bet jeigu mes būtume ėję kartu ir staiga vienas kažkuris, sakykime, pasidaro visiškas skeptikas, ar ne, ir nieko nebenori, manau, kad tai būtų, aš nežinau, kiek pakenkia verslui, kiek santykiam ar tam, bet tikrai tai nebebūtų taip galbūt iš vidaus stipru, kokį dabar tą jausmą nešiesi, kad vis tiek kartu nueiti iki galo, ar ne? Aš kaip suprantu, tu buvai labiau ta skeptikė negu vyras. Pradžių taip. Ir pat įdomu, kurioje vietoje tas lūžis, kas tave jau, sakykime, galutinai užtvirtino ir įtikino, kad viskas teisingai, viskas gerai. Aš skaičiu žmogus, kai aš susiskaičiavau, kad man viskas gerai, tada tuo metu ir buvo viskas gerai. O po to jau toliau metų eigoje, tai tiesiog, kai tu matai, kad viskas vyksta ir tik daryti reikia, tai tada ir darai. Jeigu tu matytum, kad, pavyzdžiui, sakykime, darai ir tave kažkur apgavo ties kažkuria vieta, tai tada nebedarytum tikriausiai. Bet dabar reikia dar suvokti skirtumą, ar aš nepadariau kažko iki galo ir dėl to mano lūkesčiai neišpildyti. Ar išorė nepadarė to, ko reikia. Tai būtent, sakykime, tai, kas priklauso nuo manęs pačio, žinau, kur yra spragos, žinau, kur reikia pasitempti, žinau, kur reikia daryti.
bet aš žinau tuo pačiu, kad tai, ką aš padariau ir kur padariau, tai viskas vyksta laiku, viskas išmokėta, viskas padaryta, viskas teisinga. O kur yra išorės faktoriai, nes žmonės labai dažnai mėgsta, ar ne, kaltinti kitus dėl to, kad patys kažko neturi. Kažkas apgavo, kažkas netai pasakė, tai žinoma, tai šitoje vietoje mes visi galim to užsimti, kaltinti kažką kitą, kad vat, neturi rezultatų. Bet ten, kur tu pats suvoki, kad ką turi, tą gavai, o neturi kažko dėl to, kad pati nepadarei. Tai tik savo atsakomybę ar gali prisimti, ar ne? Na tai taip. Ir jo labiau čia irgi dar paminėjai, ar ne, apie porą mėnesių buvo tas toksai, ieškojimas, bandymas tam susigaudyti tuose skaičiuose, kaip suprantu. Tai čia vėlgi aš galbūt tokius išvelgčiau tokius dalykus, kad yra kryptingas vis tiek ėjimas, ieškojimas pliusų tame, o ne minusų, ar ne? Vis tiek ieškau, kodėl man tai yra naudinga, kodėl tai apsimoka, sakykime, ar ne. Vis tik kiti dalykai, kurie, aišku, nusveria tada visas kitas tam abejonės kylančias, ar ten kitų kažkokius tai pasakymus, nežinia kokius ir panašiai. Taip, bet kur gyvenime, čia yra auksinis posakis, jeigu nori, surasi galimybę, jeigu nenori, visada priežastį. Ir bet kurioje situacijoje nėra taip, kad ar nebūtų tik tais ta viena tiesa. Net jokios situacijos, kaip yra tas piešinėlis, ar ne, kur du žmonės iš vienos pusės žiūri, vienas mato 6, kitas 9. Tai kuris iš jų yra neteisus arba kuris teisus? Abu teisūs. Tik tais bet kurioje situacijoje, ar mes ieškom ir domimės, nes mes norim pozityvo, ar mes ieškom ir domimės kažko, nes norim susigaudyti negatyvo, ne? Ir kad tik tais atras priežastį, kodėl kažko nedaryti. Ypatingai pastarėjai metai jie duoda labai daug man atsakymų tikrai, kad ko žmogus ieško, tą randa. Visą laiką. Ir pati ant savęs tą pagauni. Jeigu tik kažkokioje situacijoje tu ieškai priežasties, kodėl kažko nedaryti, susiklosto, tu tą dieną netaip jautiesi, kažkas ten šeimoje, kažkas namuose, kažkas aplinkoje ir taip susidėlioja ir po to tada ką sakai, tai nedariau todėl, kad čia taip susiklosti aplinkybės. O iš tikrųjų mūsų tas vidinis iš vidaus ir ateina, ar ne, kai mes labai kažko norim, kažkur atsidurti, kažką padaryti, susidėlioja tos aplinkybės, kad tu randi priežastį, kodėl daryti. O kai iš vidaus, nenori to daryti, tai tikrai susiklostys gyvenimas ir taip, kad nepadarytų. Vienareikšmiškai. Taip, man toks jausmas, kad cituoji, žinai, bet žinau, kad tikrai neskaityt dar tos. Pradėjau pagaliau, nes sakiau, tai kaip čia dabar taip. Tai tikrai pradėjau, bet aš tiesiog tuo visų keliu, kaip sakau, pirmą kartą 16 metų būnant atsidūrė ta knyga mano rankose, tokia dar iš posovietinio auginimo, kaip augo mane laikų, kad kažkaip viskas yra kitaip ir tik belieka susiprasti, kad taip ir yra, tik ne visada taip darai. Taip ir yra, iš tiesų, čia maestro Gintautas dar žiūriu, turim žinutę, sako, dėkoju Jūratė už pasidalymą savo gyvenimo istoriją, tai geras pavyzdys kiekvienam. Taip, ir lygiai taip pat galiu užtvirtinti, sakau, dėl to man ir surezonavo, akivaizdus pavyzdys, kaip tas veikia, kada tu teisingai ir tikslingai dedi žingsnius, ar ne? Bet vėlgi, ar tik tai žingsniai ir tik tai veiksmas? Aišku, kad yra kažkas dar iki veiksmo, kaip sakau, ar ne? Tai galbūt gali išskirti kažkokias tai, nežinau, ar charakterio savybės, ar kažkokius tai momentus iš savo, sakykime, asmeninių patirčių, kas yra tavyje galbūt kitaip, kaip sakau, kažkoks X ingredientas, negu pas kitus, kad tau sekasi, o kitiem ne. Oi, atvirai pasakius, šiandien nežinau, ar aš turiu tą kažkurį X ingredientą, tikrai nežinau, nes toks, žinai, galbūt būtų šiek tiek savęs, net nemoku čia įvardinti, kaip jokiais būdais nenuvertinimas ir nepervertinimas, aš labai mėgstu apie save blaivai mąstyti. Tiesiog visam šitam kely, aš galvoju, nesiblaškimas. Toksai, tiesiog, nėra, kad vieną dieną čia į vieną pusę, kitą dieną į kitą pusę. Ir kai tu nesiblaškai, kai tu tvirtai žinai, ko tu nori galutiniam taške, ne? Tai tada visos kitos yra tarpinės stotelės. Aš bandžiau porą kartų per šitą 14 metų pasiblaškyti. Pabandžiau, bet supratau, kad tas blaškymasis ne man ir galvoju, kaip ten besisektų, bet visur kitur, tiek asmeniniam gyvenime, tiek čia šitoj visoje Maivoldo laiko netos rytį, svarbiausiai matyti galutinį tikslą ir suprasti, kad
kitur bus vis tiek iš principo tas pats, nes viskas atsimuš į tavo asmeninės savybės, ar ne, ir kitur nebus, kitokios tos sėkmės nebus, nes ir dabar, ką tu turi susikūrus, tai yra tavo paties charakterio savybių, požiūrio, dar kažko rezultatas. Tai ir kitur nebus, jeigu tu pati nepasikeisi. Reiškia, jeigu nori kažką pakeisti, reikia savyje pirmiausiai pradėti keisti, ar ne viską. Tai vat tokia galvoju, kad vienintelis toks dalykas, kad yra nesiblaškimas, kitas dalykas, niekada, nežinau, galbūt savotiškas, sakyčiau, meilė žmonėms, kad noras visą laiką jiem padėti ir galvojimas pirmiausiai apie kitą žmogų, nes visą laiką žinau, kad, sakau, aš nenoriu pirkti bilieto į negyvenamą salą, kada nors, kad jaučiausi kažką kažkur apgavus, pamelavus, tai visą laiką, kiek jau padariau, tiek, bet visą laiką darau su širdimi ir taip 100% tikrai. Jeigu tą dieną liūdna arba pikta, tai tiesiog nedarai. Bet jeigu gera, tada visiems tą ištransliuoji ir parodai viską tą su, tokia atvira širdim. Tai čia toks, gal mano tos visai tokios ir yra, kad kai darai, tai darai ne savo tikslų vedinas, o tikrai, kad visiems būtų gerai ir nesiblaškimas. Ir dar toks klausimėlis, kadangi vis tiek iš išorės yra tam tikrų įtakų, ar ne, ir mes labai dažnai papuolame tokių žmonių, dažnai tai būna ir tėvai, artimiausia, sakykime, aplinka, kurie sako, kur tu ten vėliesi, ko tu ten prasidedi, žinai, ten kažkokių tokių stabdžių, sakykime, kaip tu pati su tuo tvarkaisi? Ar tau nebuvo tokio dalyko? Man, ačiū Dievui, visatai ir kažkam labai pasisekė su artimiausia šeima. Nes tos šeimos yra labai nedaug, bet ta, kuri yra, tai yra mano vyras, mano mama, dabar jau ir mano vaikai. Ir tai tikrai su jais man labai pasisekė, nes tiek mama koja kojom žengia su manim tos pačius jau 14 metus, tiek tas pats vyras. Tai iš artimiausios aplinkos, aišku, visų tarpusavio ginčių kažkokių, ne, kad vienas taip mąsto, kitas kitaip, kai reikia saviems kontrargumentuoti, visko buvę, bet palaikymas visada buvo. O ta toliau po to, kur yra draugų aplinka, tolimesnių giminių aplinka, tai absoliučiai stereotipinis lietuviškas variantas, kur arba išgirsta tave paskutiniai, arba taip ir neišgirsta. Ir taip, tai yra darbas susitvarkyti su šitą emociją ir per jį ne per vieną dieną susitvarkai. Tikrai ne per vieną dieną. Iš pat pradžių labai sunku, kai atrodo, tu žinai, kad viskas čia gerai, tu viską darai gerai ir kodėl tavęs negirdi, kodėl girdi kažką kitą, o tavęs ne. Ir labai daug, ir po šiai dienai kartais dar su tuo susiduri, bet kuo toliau, tuo dažniau ateina man pačiai, žiūriu, toks vidinis suvokimas, tebūnie, tegul galvoja jie, ką nori. Ir šito klausimo ateina ta vidinė ramybė tokia, kad pradedi nebesidraskyti, ką apie tave galvoja tavo draugai, jeigu jie tavęs negirdi. Reiškia, tai ne jų, tai ne jiems. Ir viskas, tiesiog. Negali visi daryti to paties, visi išgirsti vieną žmogų. Netgi tarpusavį pas mus su Valdu toj pačioje, su savo komanda dirbi, sakykime, ir būna tiesiog, atrodo, tavęs pradeda, nes dažniau aš einu visur lendu į eterį, vyras jau kaip vyras, taip vyriškai, o kai reikia užkirs kažką. Ir tu žiūri, kad tavęs pradeda nebegirdėti, o išlenda į kadrą vyras ir jį jau dabar čia girdi. Ne? Bet tai yra natūralu, kad su tam tikrais momentais tavęs tavo aplinka pradeda nebegirdėti. Nes kas atsitinka? Tavo aplinka tave pažįsta ne tik tavo ta darbinė veikla, ar ne? Iš visų kitų sričių tave pažįsta. Ir pradeda tave lyginti, ar ne? Pradeda matuoti, nes jie žino tavo gyvenimą ne tik socialinėje erdvėje ar kažkur, jie žino tavo tikrą gyvenimą. Ir tada jie pradeda matuotis tavo tas, nežinau, rogės ar ką čia, ar batus, ar ne, ar jie nori į tos pačius batus žengti, ar ne, ir tai yra natūralu. Ir draugai, toks sutvėrimas yra, kad kartais sakau, su draugais draugauk. Draugauk, nesipyk, nes kiek yra žmonių, kur žinai, kad yra susipykę per šitą visą laiką, tik todėl, kad jiems nesurezonavo ta pati idėja verslo. Tai kuo daugiau visgi reikia eiti į tuos tolimesnius pažįstamus, nes kitaip labai yra sunku, iš tikrųjų. O jeigu dar neturi nei artimųjų palaikymo, nei draugų, tada jau reikia su savim stipriai dirbti. Man šiuo atveju pasisekė, labai pasisekė, aš tikrai esu dėkinga visatai už vyrą, už mamą,
už rekomenduotojus savo, už artimiausią visą aplinką. Iš tikrųjų supa fantastiški žmonės, kurie ir visą laiką palaiko ir visada motyvuoja. Jo, suprantu, iš tiesų yra kiekvienam kita situacija, sakykime, ir aišku, kiekvienam su savais tarakonais reikia susitvarkyti, ar ne, kai išlenda. Tai čia šiuo atveju tau pasisekė, kaip tu sakai, ar ne, kadangi ir su vyru žvelgia tą pačią kryptim, ir dar mama, ir žodžiu, bet labai ką išgirdau ir kas iš tikrųjų man rezonuoja ir aišku, tai yra faktas tiesiog, kad mes klientų draugų negalim laikyti, ar ne, nes draugai yra draugai, klientai yra klientai, ir ypatingai, kada prasideda tas būtent tinklinio marketingo situacija, tai čia, net koktu kartais būna, kai nebėra draugo, yra tik tai tas, kuris kišo produktam, žinai, kažkokį, tai, ar ne. Tai va, tai čia jau net ir etikos, sakyčiau, tam tikri dalykai. Tai geriau jau nemaišyti, ten, kur draugas yra draugystės, taip. Draugų, jo, iš tiesų. Taip, labai smagu girdėti ir labai dar, aišku, norėtųsi ir daugiau pasikalbėti, bet žiūriu, laikas senka į pabaigą, žinau, kad pas tavai irgi dar ir vaikučiai, 2 turi, ar ne? Taip, ir jie jau žengia su manu, dar mažoji gal nelabai, vyresnysis, tai jisai jau nuo 3-4 metų jis gyvena jau su mumis visam šitam valdo pasaulyje, jo net 5 metų torto, man atrodo, buvo formos tortas ir cashback ženkliukas uždėtas. Wow. Taip, ir svarbiausia, žiūrėkit, vat ir su vaiko to patirtimis, tai kartais jau bando klasėje papasakoti, nes jisai gyvena tuo, ar ne, jis nuo vaikystės to gyvena. Ir aišku, aplinka nesupranta to, bet ką reiškia, kai tau nuo vaikystės kažkas vat yra diegiama, ar ne, kai tu nuolatos tame esi, tau jau tai yra natūralu. Tai vat mums kažkaip visas šitas mūsų gyvenimas, kaip aš net ir prieš istoriją mūsų sakiau, antiek viskas plaukia vienas po kito, kad atrodo jau ir nebežnai, ar buvo dar kažkoks gyvenimas prieš šitą visą istoriją. Fantastika, gerai, tai pabaigai galbūt aš norėčiau dar padėkoti, žinoma, už tai, kad radai laiko mums čia ir išeiti į tą eterį ir pasidalinti, ar ne, ir galbūt pabaigai dar galėtum žmonėm, kurie stebi dabar ir stebės vėliau peržiūrės šitą įrašą, kažkokį tokį, nes, ką tu šneki, tai man čia tokia tobula motyvacinė kalba, užsikūrė varikliukas norisi, tai va, tai galbūt turi dar kažkokį tokį, nežinau, ar savo moto, ar frazę kažkokią, ar dar ką nors, su kuria tu pati važiuoji ir, sakykime, kuri tau padeda greitai pereiti tą tinkamą režimą. Ne, moto neturiu tokio konkretaus specialaus, bet ką galbūt, kas mūsų net ir tam pavadinimui, ar ne, kas tiko mūsų susitikimo ir ko galbūt norėtųsi užbaigti, kad kai svajojat, pasvajokit ir paleiskit tą svajonę. Jis kartais gali sugrįžti pačiais neįtikėčiausiais būdais, kartais gali sugrįžti visai kitaip, ar ne, kitokių pavidalų, bet svajoti reikia lengvai, nes jeigu mes svajojam sunkiai, labai, ar ne, norim kažko stipriai ir tada taip tas visas organizmas pasipriešina, kad to nevyksta. O kai svajoji lengvai, kai tiesiog atsiduri savo tinkamoj vietoje, kai priimi galimybės, joms nesipriešini, tiesiog atvirai žiūri į pasaulį, paprastai lengvai, jis sudėlioja tave ten, kur turi būti, ir galbūt atsidursiu visai ne ten, kur planavai, bet galiausiai tai bus dar geriau. Tiesiog reikia atsipalaiduoti. Taip, tobula. Ačiū, Jūratė, dar kartelį. Tikiu, kad galbūt ne pirmą ir ne paskutinį kartą mes čia matomės. Ir kitose galbūt susitikimuose. Jo, dėkui tau, dėkui tavo visai šeimai už tą pagalbą, sakykime, ir tiek mums sklaidos požiūrio, ar ne, informacijos sklaidos požiūrio. Ir sėkmės visame kame jums. Ačiū labai, Žaneta, kad susitikom ir tikrai tikiuosi, kad dabar laukia ir gyvi susitikimai ir tolimesnis mūsų bendravimas, nes labai smagu tai, ką darote ir kokią visą tą bendruomenę aplink save kuriate. Ačiū. Iki.